Sveiki atvykę į Kantolampo. O Kantolampo yra pas mūsų krioklys. Labas rytas. Mes atvažiavom įsimaudyti į krioklį. Einam, nusipirksim bilietėlį. 2 bilietėlis tiksliau. Eisim toliau. Visi pasirašys, paskui sumokės. Jo, buteliukas per rūšiuoj. Pasakyk, tu dar nesakei žmonėm labas rytas? Labas rytas. Pasakė taip, kad nebesiskūskit. Rytas, labas. Mūsų toks įėjimas, matai, tą krioklinį. Gražiai visai čia viskas atrodo. Parkas, čikenai. Ir mes. Čikenai. Čikenai. Turime mes dabar 8 ryto. Mums sakė iš karto apsirengti ir eit maudytis. Matomai galvoj, kad mes nešvarus. Na, pasirodo, ne ten reikėjo man mokėti. O reikia susimokėti čia. 25 000 vienam žmogui. Šį kartą turi technologijas, ne viską rašant lapelį. Jau mandri baisiai. Thank you very much. Va. Porą tiketinių po 25 pinigus. Čia einam kaip per 3 postus. Pirmą mus registruojam, antram nusipirkam bilietą, trečiam patikrint. Hello. Two. Thank you. One for you. One for Okay, thank you. Vieną bilietą atėmė. Saka, čia viens yra man, viens yra tau. Girdžiu jau kriokaliai kriokianti. Bet biški, žiūrėk, kokia dulksna užsidėjusi, ne rūkas toksai. Žiūrėk, vėl karpukų turim belė kiek. Prie paminklo jie kažką daro. Kantolampo varunk. Čia pavalgyti galim. Bet mes jau valgiam pusryčius, tai nelabai kaip ir alkoniai. Nu va, parodė karpukus kokie gražus. Nu, žiūrėk, sargikį. Geriuliai. Ką ta? Ir kaip visada šventykla mumis pasitinka. Kur tu neši tas raigį? O jeigu jinai kokia nors nuodinga? Reik pasijuokti iš manęs į viskas, ane? Lokeriai ten, changing roomai ten, tualetai ten. Dar ir urvas kažkoks yra. Bet mes einam į waterfallą. Nu į va, krioklys. Nu. Va, zais, atėjom. Opa, žiūrėk, čia biški šlapė. Biški šlapė. Take off your clothes, put it here, directly go behind of the people there. Because one person can be spend 5 minutes in the photo. If there will be 6 person already, 30 minutes already. Okay. Dai, rengiamės ir einam, nes vienas žmogus gali 5 minutės nuotraukai praleisti. Because, you know, everybody they are going to on the top where is the girls there for taking those photos. Okay? Nėra iš vis čia kur ką pasidėti. Prašo dainių šampūną. Po dušu stovi, rytinė. Masažą savo nugarikės daro. Все, sakė baigta. Nueinam, pasižiūrėsim, kaip daromas yra instagraminės nuotraukos.
Va ten va. Mergina bando papozuoti. Ir eilutė ten, kiekvienam duota po 5 minutės tik tai. Nu, aš ten eisiu. Aš be instagraminių nuotraukų graži. Ir Dainis tegul darosi, maudosi. Na, jau pastovėjau ir nesifotkinau. Man kažkaip nei 2, nei 12. Pažiūrėkit, kiek tenai žmonių bandančių nusifotkinti tą patį kadrą. Mano Zaicas irgi eis dėti čia, bet jinai iš čia kažkur šalia. Vieną, sako, dėsiu tokį, kad visi apšalį iš kartą būtų į viskas. Tam va hebrytė laukia pasifotkinti. Mane apkrovė kaip visą laiką visais paparaciniais dalykais. Nieko baisaus. Buvo kaip mano deivė pozoja atsistojus. Vara kaip nuo kokią nors žurnalą viršelę būtų nutraukta. Aišku, fotkės pamatysit Instagram'e ir kokiam nors Facebook'e. O Instagram'ą į Facebook'ą nuorodas yra po kiekvieno video aprašymai. Va taip. Toks va tas ir krioklys. Pasifotkinimo zona tokia. Sakiau, neisiu, bet vis tiek susigunčiu. Tai kaip deivė ten kokia su visais pozais, su viskuo. Mani tik tais odai, tik tais čvak, sako, ateik ant švenčių. Sugundė ir mane. Jie kokia aureolė virš galvos, aš kaip Jėzus. Na. Ir dabar va vėl atsigaivini ir vadinas vėrinki kalniuką. Sakai, kažko tai užtilai. Papasako, kaip ten ta tavo fotosesija vyko, gerai? Užlipsiu, papasakosiu. Mane trivada šitoj prisišnekėsiu. Va ten valėpam, kur žmonės eina. Šilumikė atėjo jau. Gauva lava, kas išvertus reiškia šikšnosparnių urvas. Atvažiavom į šventyklą tokią, kurioje yra labai daug šikšnosparnių. Yra uola, kurioje bus daug šikšnosparnių. O čia va galit matyti tokį fainą statulą padarytą būtent šitai šventyklai. Atrodo gerai. Ir gyvatė vidai susiraičius. Einam pirktis bilietėlių ir žiūrėti šikšnosparnių. Ten irgi va šventykla kažkokia. Šventyklų būdė tai ant kiekvieną kampą jau. Nežinau, kiek kartų pasikartau, bet man jos visas tokias gražias. Nors visas ir panašios to pačiu. Mūsų hebrytė, va, su tokiu šiandien raganėjom transportu. Visai neblogas. O labas. Kas tu toka? What's your name? Dan. Yeah, my name's Kitty. Nice to meet you. Nice to meet you. One more. This is free. It's that man. You're welcome. Thank you very much. Keep interest. I say something when you come back. Yeah. Okay, thank you. Bilietukas kainuoja 30 000 pinigėlių. 61? 2. 2 bilietukai 60 000. Two tickets, please. Yes. Thank you very much. Gavai ir tu nemokamą tą, bet paskui sako, ateik prie mano lavačkas tenais, kur yra. Tau irgi tą pat sakė, ne?
Pažiūrėk, sako, paskui gal ką nors nusipirksi, ką nori. Nemokamai būna tik spąstuose sūris. Spąstuose sūris tik nemokamai būna, va taip. Vėl turiu suknelę gražią. Šį kartą geltoną dar. Va, toks įėjimas įėjus pro vartus. Įėjimas, sakau. Vaizdas toks įėjus pro vartus. Gražu. Tikrai gražu. Per žolę turbūt eit gal mes nelabai galim. Einam čia. Dabar mes nevažiuojame. Mes atvažiavome. Fainiai atrodo labai. Va, gova lava. Lava yra šikšnosparnis, o gova yra urvas, kaip ir sakiau. Pažiūrima, čia ir žuvikių kokį nors. Yra, į čia va, sėdai. Matau, karosiukas šešėlis. Ir ten mažiau. Ir vėl matau jų vieną šventą medį, matot, su skara apsuptas. Tokie įspūdingi tie medžiai, tokiais plokščiom šaknim. Neįsivaizduoju, kaip jie vadinas. Reikės gidą paklausti. Ką tik gidas papasakojo labai įdomią istoriją, kaip vyksta pas jų laidotuvės. Tai kadangi jie visi yra hindų tikėjimo, tai pas jų kaip ir priimta yra kūną kremuoti. Bet kad kūną kremuoti, jam reikia mažiausiai 3000 eurų, kurių daugiausiai niekas čia neturi iš aplinkinių žmonių. Tai būtų maždaug 40 milijonų pinigų jų pinigais. Ir ką jie daro? Žmogui mirus, jie laidoja jį vietinėse kapinėse, tokiose panašiose kaip pas mūsų palaidoja. Ir kas 5 metus jie iš ten iškasa kūnus, tiksliau kas lieka kaulai ir visa kita savo artimųjų. Būtent šeimos narys turi iškasti. Ir jie bendrai susimetė pinigėlius, tarkim, su kiek ten tų žmonių iškasė, visi kartu kremuoja tuos likusius palaikus. O kad būtų pigiau, o likusius palaikus tada su tos pelenus suberia į kokosą ir neša vat, būtent ten išpilti jūrą. Dėl to vat, šita šventykla jiem yra labai svarbi šituo atžvilgiu, nes ten pilami pelenai. O į tas urvas, į kurį mes dabar eisim, sakoma, kad sielos keliauja į tą urvą ir jos tuo urvu eina iki svarbiausios šventyklos Balyje, kuri yra ant Agungo ugnikalnio krašto. Tai va tokia įdomi istorija. Jie labai tiki, kad sielos po to reinkarnuojasi, dėl to būtina palaikus sudeginti. Čia vietinės moteris ruošiasi kažkokiai tai ceremonijai, kiek suprantu. Šiandien sekmadienis. Mišių diena? Ne, šeimų diena šiandieną yra, sakė gidas. Ir dėl to vat, vyksta visokias va, tokias ceremonijas. Iš anos pusės gal Ir jie visi labai draugiški žmonės, kur jie visada šypso, sveikinasi, ne? Yra tų įkyresnių tokių gal pardavėjų, kurie va, bando viską įkyriai siūlyti. Bet visumoje tai va, labai fainiai susirenka, va. Visi gerose nuotaikose. Žiūrėkit, kokie vartai galingi šventyklai. O, šeimos foto. Jekšuniukas kaip sėdi gražiai. O, ba, kiek šikšnosparnių girdžiu. Pasižiūrėkit, kas ten darosi. Wow. Wow. Čia no. Just from here or from that side, yeah? Pasižiūrėkit, kiek šikšnosparnių ten. Oh my god. Koks bazaras vyksta. Koks bazaras vyksta.
šneka, juokiasi jie ten visi. Tu savo, aš niekada gyvenime nemačiau tiek daug šikšnosparnių vienoje vietoje. Krūtai atrodo. Svarbiausia, neužuodžiu jokio kvapo. Sako, kad bus blogas kažkoks kvapas. Žiūrėk, čia biškį pasilik va, pažiūrėk, kiek čia įdaug. Ir kaip jie šneka, visi čia susikabinė, jie ten drankykim. And to be honest, you know, last time before we have the COVID, the pandemic COVID-19, COVID, yeah? a lot of people in Bali who love to do shooting, you know. They are shooting this animal and then they are eating the meat. Yeah, you But told me because before, yeah? During the COVID, because a lot of rumors, if it's the COVID is came from this animal, right now nobody cares anymore about it. Good. So it's good to leave them free. Ką jisai sako, žinai, COVID'as padarė vieną gerą dalyką. Prieš COVID'ą žmonės šaudydavo to šikšnosparnius ir valgydavo. O kadangi buvo tokie gandai, kad COVID'as ale tipo nuo šikšnosparnių, atėjo virusas, все, nuo to laiko visi nustoja šaudyti šikšnosparnius ir juos valgyti. O ką tik vienas iš vietinių žmonių, kur čia dirba, pasakė, kad šitas urvas yra 50 metrų ilgio ir ten viduj dar tų šikšnosparnių 100 kartų turbūt daugiau. Tikrai įspūdingai atrodo. Ką, Ziki, galvoji, kaip tau ta vieta patiko? Jo. Man galiu pasakyti, jie tokie net mėly atrodo, ne? O ką tik sakė darbuotojas, kad tas urvas 50 metrų gylio ir ten viduj tų šikšnosparnių dar daug kartų daugiau. O tai aš įsivaizduoju, kaip jie vakare čia visi pakyla ir visi pradeda skraidyti. Čia toks šurmulys, tas visas, aš man jų vaizduotė tokia įsijungia. Gets dark. So most of them they are going outside and then they are looking for the food outside. But not around here, somewhere outside. So there will be much less comparing than right now. Apie 8 valandą vakaro vos, sako, jie visi čia skrenda lauk ir ieškot maisto kažkur tai. Tokie mini vampiriukai kyboje, ne Drakulos tokie. Kaip turgui, bazarina jie ten. Vaikšto, o galvos nepakeli viršų, kokie dydžio visą tas pastatėlis. O, ne, man atrodo, laiptukų į viršų nėra. Nežinau, dėl ko jie tokius aukštus stato. Bet gal čia irgi... Oi, iš tos pusės labai saulės pigna. Bet gal irgi kokias nors sielų kelionės vyksta. Beveik atspėjau, va, dėl šitą pastatą stogą tokią. Ten jo, kaip gidas ir sakė, į viršų lipti neužlipsi, nėra jokių laiptų, nieko, o tie lygiai stogo simbolizuoja reinkarnacijos lygius. Kai, tarkim, žmogus jau 11 reinkarnacijos lygį pasiekęs, tai jau jisai daugiau nereinkarnuojasi į jokį gyvūną ar kitą žmogų ir jisai yra su dievais. Tai va, o kelintam lygį, sako, mes esame, mes niekas nežinom. Jų šito va švento medžio pavadinimas Ficus aureia nut. Čia turbūt lotyniškai. Kažkoks fikusas. Bet toksai didžiulis. Jau išėjom iš šventyklos. Graži tokia vieta, labai tokia rami, įdomi ir su daug šikšnosparnių. O dabar kur mes lekiam? Dabar lekiamės į Blue Lagoon, šoksim į valtį, laivuką ir plauksim pasnorkelint su akvalangu ir trubelė. Pasižiūrėsim, kas po vandeniu yra gera.